Ta diena atėjo. Ragausiu Lidlo makarūnus. Nuėjau, grįžau. Ai galvoju, nu reikia jį padaryti. Bai. Paragauti jas. O, kaip užpakuoti. Štai taip atrodo. Vieno kąsnio. Sudėtis, nu, būkim biedni, bet teisingi, nėra jau tokia bloga iš tikrųjų. Kainuoja kilogramas 27 eurai. Nu, tai jeigu pas mus kainuoja rankų darbo, jau tikrai natūraliau būti negali su prabangių Valerono šokoladu, grubiai, sakykime, 40 eurų kilogramas. Tai ekonominė klasė lyginam su jau biški premium klasė. Žiūrėkit, čia kažkoks jau bus, nežinom, koks bus paragaujam. Citrininis. Ir tokia, žinai, saldainio skonis viduj, va tiek saldainė ilgo galiojimo, tokia cheminio biški skoniuko, citrininiai, va tai lygiai tokia pačia skonė. Aišku, molenko aš nejaučiu šis, bet nėra kartus. Labiau primena, žinau, saldainį. Tokį lipšnų, prie dantų limpa, pats tas ganašas. Nu, kad skanu negaliu pasakyti, dėja. Pasižiūrim, čia gal geriau bus kažkoks avietinis spėjo. Kaip. Blema, visi kaip saldainiai. Tokie. Lėdinuko, žinot, įdaras būna, kaip būdavo prakandį, va tas sirupėlis. Tai va tokio va skonio. Žalės čia gal netyčia mačia, kad bus tikrai. Paimam dar vieną. Čia žiūri netgi su tikra vanilė. Su vanilės gabaliukų matos, nieko savo. Oi, blent. Ne dėl to, kad vanilė labai jaučiasi, nemėgstu vanilės. Bendrai, nesvarbu. O, čia kažkoks kaip karamelinis. Šitas skaniausias iš visų. Čia karamelė jaučiasi. Nėra to tokio cheminio skonio stipraus. Nu, kaip saldainius galima, kaip sako, nusipirkti. 144 gramai, 4 eurai. Pagal poreikį. Prie arbatėlės. Negaliu supė, kad nevalgoma, bet tikrai ne premium klasės gaminys. Tai tiek.